Šiandien pakalbėsim apie ritinį. Ritinys tai yra tokia erdvinė figūra, arba kitaip tariant sukinys, kurį gauname stačiakampį sukant apie vieną iš jo kraštinių. Tarkim, turim ritinį gatavą, ritinio formos dėžutę. Iš ko susideda ritinys? Ritinys susideda iš apatinio pagrindo, viršutinio pagrindo, kurie yra lygus skrituliai, ir iš šoninio paviršiaus. Kitaip tariant, turim ritinį, turim nupieštą ritinį, atstumas nuo vieno pagrindo centro iki kito pagrindo centro yra vadinamas ritinio aukštinė. H yra ritinio aukštinė. Ritinio aukštinė. Ritinio aukštinė yra atstumas tarp ritinio pagrindų. Kiekvienas ritinys turi du pagrindus. Tai viršutinis ir apatinis. Pagrindai yra lygus skrituliai. Ir spindulys to skritulio yra vadinamas pagrindo spinduliu. R yra pagrindo spindulys. Trumpai apibendrinam, kad stačiakampį sukant apie kurią tai jo kraštinę gausim ritinį. Ritinys turi du pagrindus, jo pagrindai yra lygus skrituliai. Skritulio spindulys yra vadinamas pagrindo spinduliu, o atstumas tarp pagrindų yra vadinamas ritinio aukštinė.